Nu va, važiuojam iš Lietuvėlės į Olandiją. Kaip matot, prisikrovė pilną daiktų, net pilną mašiną netelpa. Aš sėdžiu ant pagalvių. Ant pagalvių, karočią, jaučiuosi toks kaip valančiūnas didelis, galva prie pat stogo. Žodžiu, kelionė turbūt mums neprailgs. 17 valandų kelio. Tai šis videologas bus būtent apie mūsų kelionę į Olandiją, kaip važiuosim, kaip aš turbūt mėgosiu, o Davidas vairuos. Tad žiūrėkite iki galo ir tikiuosi jums patiks. Nu ką, atvažiavom į Kauną, aplankė mamas, pavalgėm skaniai paskutinį kartą. Ir ką, dabar keliaujam į Olandiją tiesiu taikiniu. Oras šiandien Kaune labai puikus. Tikiuosi toks pas bus ir Olandijoje ir mums visą kelią bus palankus. Bum. Kaip sakant, visą laiką be kokių problemų negalim. Tai va, važiavom ir kažkas atsitiko akumuliatoriaus, kažkas su generatorium negerai, nesisijungė lemputė. O mes dabar esam Marijampoliai ir atvažiavom prie va kažkokio, nežinau, matot, autoserviso. Dovydas išėjo paklaust, pasižiūrės, ar kokios čia problemos yra tai mašinai. Gali būt, kad net nedavažiuosim, tikiuosi viskas bus gerai. Žodžiu, kelionė be jokių filmų turbūt neįmanoma, todėl nes dabar mums sugedo mašina Marijampoliai, stovim prie serviso. Generatorius sugedo. Sugedo generatorius. Eilinį kartą jisai. Eilinį kartą sugedo generatorius. Ir žodžiu, gali būti taip, kad miegosim mašinai visą naktį Marijampoliai. Štai čia va. Prie serviso. Karočią, kelionė po kol kas eina Eurotripas nelabai sėkmingai. Bet tikiuosi viskas bus gerai. Pasakėm, kad autoservise mokėsim dvigubai, kad tai greičiau pataisytų. Kaip kelionė be nuotykių, ne? Kelionė be nuotykių, ne kelionė. Kitaip nebūna. Perfekt, karočią. Nu ką, jau atėjo ir naktis, o mes vis dar laukiam, kol sutaisys mašiną. Tiesiog tobula, turbūt tai bus, kad liksim nakvoti Marijampoliai, o rytoj sutvarkys mašiną ir tęsim savo kelionę. Nepasisekė, bet ką padarė. Nu, aš šiaip netaip išvažiavom, sutvarkė mašiną. Tikimės, kad viskas bus gerai, todėl nes sakė, gali vis tiek jį sugest. Nes tepalą žodžių pila ant generatoriaus, tai važiuojam dabar su tokiu vabank. Ir neaišku, ar viskas bus gerai. Pasitvarkėm ten. Jo, žinoma, patvarkė, ten viskas normaliai, ten nuplėšė 100 eurų, kaip priklauso. Marijampolė, va. Dviguba kaina, aišku. Bet dabar važiuojam Lenkijai, o kol kas viskas gerai. Bus matyt, kaip seksis mum. Nuremyga, blėt, ir Lenkos ir iškart myšt, kur. Eik, tu na. Reikia paženklinti vietą. Iškart ženklinį, ne? Ja, pirdolė kaip gera. 3 valandas negrįžau. Gerai, čia žmonėm, manau, tai yra nelabai suinteresuota, taip kad aš gal nebefilmuosiu. Važiuojam kažkokiais miškais į Lenkiją papuolėm. Nesuprasi kur, kažkoks kaimas, o lemtingas posakis toj bus. Pis iš kokio kirvio į stiklą ir pasibaigs mūsų tripas. Nežinau, kur mes čia papuolėm, bet navigacija taip rodo. Nežinau, gal viskas bus gerai. Jeigu į dar baisesnį, nes kaip matau, važiuojam į dar baisesnį tamsumą ir mišką. Dovydai, sakit atgal! Kelkis! Remka! Remka, blėt, kelkis, na! Vairuotau reikia. Eik tu na, savo vairavimą. Davai, pavairuok, nu. Kiek aš galiu tai Lenkijai vairuoti? Tokį sapną gerą sapnavau, blėt. Tokia šiknas gal vėl gražia savo. Tai ne, blėt. Gal sapnuoji Lenkaitės, man atrodo. Švies nafį. Jie veža tankus. Vieną tanką. Nice. Subombarduos mus. Все, patekom į pasienį, dabar užrakins mus į Lenkiją, sėdėsim Lenkų zonai. Perfekt bus. Nu va, mes jau esame Vokietijai. Važiaujam visą naktį beveik. Viskas kaip ir normaliai, apart jeigu Dovydo nebūtų nufotkinę fotikas. Tai visuomet viršia greitį, kaip priklauso. Ir viskas būtų gerai, jeigu aš nebūčiau su rytiniu stovinčiu pakaliu. Nes atsikėliau, šiek tiek bandžiau numigti, bet kai būna ryte atsikeli ir Stajakovičius iki kelių, tai... Nu, bet svarbu, šiaip viskas gerai, kol kas mašina neužlūžo. Važiuojam nebedaug publiko, kiek 600 km. Ir būsim Olandijai. Ką, jau rytas.
liko mums tik tai 4 valandas iki Olandijos. Nieko nebuvo, viskas, mašina neužlūžo, neužmigom, viskas gerai. Aš įsitrėmęs per visą mašiną, bandžiau užmigt, bet Dovydas kaip visą naktį klauso muziką kurva ant viso garo. Tai neina užmigt per jį, dar nervuojasi, važiuoja. Kurva, ko čia mane lenkia, ant visos mašinos. Žodžiu, neužmigau, bet ir nenoriu miegoti, jaučiuosi visai žvalus, nes jau greitai būsim. Tad laukit, žiūrėsim, kaip pasieksim Olandiją. Kiek energetinių išgėrė miegodamas? Energetinių negėriau nei vieno ir viskas labai gerai. Tai va. Nu va, atvažiavom į Olandiją pagaliau, oras kaip užsakytas. O. Perfekt tiesiog viskas. Saulytė šviečia, šilta, 20 laipsnių. Tad dabar važiuojam namo į viešbutuką ir tikiuosi bus viešbutis geras, nebus koks homeless. Žodžiu, atvykau į Olandiją, viskas labai gerai, tik tai, kad gyvenam su 2 lenkiam ir porelė dar lenkų, tai vieni lenkai. Bet šiaip tai viskas normaliai, namas gan didelis, kaip visą dieną groja lenkų muzika. O šiaip tai gyvenu lauke tokiam va. Nežinau, kur aš rasiu sporto klubą, todėl nes reiks treniruoti stipriai, ruoštis varžybom. Bet važiuosiu į miestą, ten, kur gavau sutartį. Gan tolokai šiaip bus, 20 km. Bet manau, viskas bus gerai. Atvykau į Olandiją, kaip matau, nieko gero. Ką? Patikrink maistą? Patikrink maistą. Say Monica in this camera. Monica. Yeah. Monica. Ja pirdolė. Va, patekau į Olandiją, gyvenu kaip karalius ir gyvenu su 2 lenkiam, kurių iš vis nesuprantu. Ja? Čiho! No. Aš tave myliu. Aš tave myliu. Aš tave? Ne? Aš tave? Aš tave? Myliu. 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 Myliu? Myliu. Aš tave... Matai, va ir gyvenam. Aš tave myliu.